Nu sveiki. Ar geriau nukų, sveiki. Kaip čia geriau? Ar taip sveikintis, dar nežinau, galvoju. Tebūnie nu sveiki. Tai va, šiandien grįžtu prie kupolo jau. Biški reikia kažką pradėti judėti vėl. Tai va, iš -8 + 8. Ledas jau tikrai nebelaika vėl. Artėja kalėdas, ką gera bus vėl be sniega. Tiek to, ir kaip ir. Tai va, reikia gal bandyti šiandien sienas biškį pasišiltinti. Aha, senai buvau. Jo, gal čia trikampis padėliosime. Špir plokštės biškį pasipjaustyt. Sudėt. Bet nežinau, galvoju, gal dėt čia dar tą blizgę juostą ant tarpų, bet tai čia vis tiek. Iš anos pusės tentas čia. Koks skirtumas, nepraleistas. Kaip sakoma, daryk savo paprasčiau. Būna klientai, kad tai sako, man padaryk kaip savo. Nu, sakau, gerai nebus, nesakau, aš savo, tai paprastai darau. Kuo paprasčiau. Nes ir sienas kalsiu nedailylentėm turiu drebulinių lentų, abliuotų. Irgi trikampį sukalsiu. Nesukalsiu, šį prisuksiu medviršiais. Matysis ir medviršiai. Kas sako, medviršiai matas, negražu. Man kaip savo gerai. Tai va, tik klientui reikia daryti gražiai. Sau tai sau. Svarbu funkcionuotų pirtis. Nu ką, mažiau kalbų, daugiau darbų. Nu jamam plokštį, žiūrim, derinam. Gal na prastesnių pradedam, kažkaip apdaužytų davė. Pigiau, sako. Tai pigiau, tai paėmiau. Aha, čia reiks pjaustinėt, bus daug likučių. Čia dėt. Ne, čia taip ar taip reiks durstyties. Nu gerai, padurstys man. O kaip kitaip? Kitaip niekaip. Čia jokia skirtumą, kuri pusė vienodų. Va, gal na kraštą pradėk man. Nematau, kur pjau dabar. A, reikia pasižymėti. Nu, tarpas išpus, man putam. Biški liks, gal vis tiek tarpu. A, ne, tai čia. Nu, kaip tik filmuoji, kaip skambina kažkas. Nu, pabandam pasiderinti. Taip, iki ten yra 6 vėl. Nu, gerai. Nu, gal baigė skambučiai jau. Kol kas. Nu, va taip ar pasimeti, darai kažkur ir pagauni mintį. Kažkas paskambina ir viskas dingsta. Čia buvau biškai jau suplanavęs kažkaip čia sučiupjausiu. Aha, jau. Nu, tai va 6 centimetrai tenai. Žiūrėsim, pavyks. Ar nepavyks iš pirmą kartą. 6 centimetrai. 6. Šiam 3 apačia. Kampuką trūksta. Šiam 3 čia. Nieko nepadarysi, reiks įdėti. Kampukas kažkoks. Šitaip, aha, dimšiukas trumpas. Kur tas ilgas, palauk. Nu, čia nebuvo, kažkur aš išvežęs, man atrodo. Gerai, einu gulščiuką kažkokią pažiūrėti. Pagalį gal. Tokį gavau. Iš fanieras. Biški lankstas, tai čia kaip ir gal gerai vis. Matuoti, ne? Šiam 3.
šlapė, kasgi piešta. Pirštus kažkur įsimakoju labai. Dėk, gerai bus. Nu, nelabai mata. Iškart pjaut, nu ne. Ja. Aišku, geriau nusivaldyti sluoksnį pirmą, kad atsausia, nešlapia. Tam panaudosim megztinį. Čia net nerašo. Nu, panašiai matau. Pirmam bandymui gerai viską kažkur sugalvoti. Ant šlapio parašiau ir viskas. Gerai matas čia. Matas. Lentą padėsim. Lentų padėsim, tai gerai. Va, šitį. Šitį, va, šitį. Šitį. Pjauna. Ir pjovėm. Aha. Kurio čia dabar reikia? Šitą nereikia, o šitą reikia. Taip, viršus gal nupjaut reiks. Panašu, kad pataikiau. Čia su tokiu, ne? Nu, davai su tokiu. Kad čia nesimato, ne? Špuntas. Panaudota galim kažkur irgi, ne? Nu ir žiūrim, tinka ar netinka. Eit, idealiai. Nu dar žiūriu, kaip čia dėt geriau, kad mažiau įsimest. Pavyzdžiui, taip įdėt, nupjaut čia įdurt. Arba kažkaip taip. A kur tu panaudosi gal irgi neaišku. Šitaip. Čia iš dviejų durtus. Nu gerai, špuntas yra, tai ką galim. Gal pabandam čia sudurti. Nes va toks kampas atitinka jau. Pagal anu. Čiukš, čiukš. Gerai, aš čia pjaustau. Pafilmuosim vėliau biškį, kai bus rezultatas. Geometrinių figūrų, va, pjaustimas. Nu, dursma čia dabar. Biškį palieku tokių tarpelių makrofleksą reiks atsipūsti.
Nu tai va, įpusėjau jau. Ten lyka biški nebedaug jau. Gerai sekas, gerai pjaunas. Nu va, greičiau pabaigsiu susidėti ir įdomesnė bus dalis lentučių kalimas. Nu, pabaigiau, išlind dar saulė, šilta lyka visai. Va, viskas sudėjau, kaip tik užteka. Vieną pilną lyką, kitos biškį nuspjovė. Ir tokių atraižėlių, bet labai nedaug. Galvojau daugiausiai, nes tai bet visai nieko, normaliai. Kažkaip vat, užteka pataikymą nupirkti. Gerai, dabar dar reikia mikrofleksą nuvažiuoti, nes nebeturiu. Tai va, apipūs tokie plyšiukai čia. Čia tokių va yra, rato visur užpūsiu. Ir viso bus gerai. Vis tiek iš lauka brezentas, tai čia nieks neperpus. Šilumos tikrai užteks. O jeigu neužteks, duos man daug garą, kol sudegs pirtis. Gerai, ką? Apsirengiam ir varom. Ir taigi pietus. Nu, tai gerai, yra kita krautuvė, varom, tai gal nepietauja. Kavom būtų penasilę kitoj krautuvėj. Nes tenai jau pietus, tai reikia ir man varyt pietų biškį. Kažko sumastyti. Nu, pavalgėm pietus, skanu buvo, vėl pats gaminau. Jam ant pūtos eismo papūst biškį dabar pūtų. Tai va, skaitau pietus reik valgyti. Pusryčius pietus, o toliau jau vakarienė, kaip bus tai bus. Nu, pūst tai pūst, su kogi pūst reikia. Atėjau palikau pistoletų su burnu. Neužpūsi šitaip. Gerai, to atsinešiu pūtų pistoletų ir bandysime. Nu, gal gerai bus. Aišku, profesionalai sakys negerai, reikėjo kitaip daryti. Kaip sako, profesionalam neįtiksi. Tai va, laša. Gerai, pučiam toliau. O, labą dieną! Labas. Filmuojam. Oi, atsiprašau. Nu tai baigiau pūtimų, užpučiau va. Visku. Atvarė žmona, atvežė kavas kaip tik po pietų. Labai gerai. Nu, kur reik laukau sudžius ir kalt lentutės. Galvoju, da šiandien kažkur, bet tai čia terliotis, tai ne. Kitą kartą, kitą dieną. Nu tai ką, gal tiek šiandien šitam video užteks pafilmuoti. Ką čia bet prigalvosi? Reik laukt, sudžius. Nu ir ką, artėjam link pirties. Atėjom,
Sieną susikalu, vyrinu krosnelį. Da galvojau irgi, ką čia rinktis, tą elektrinę rinktis ar daryt pačiam. Tai va daryt pačiam pigiau. Ir nežinau. Gal kad žinot pliusų, kokių yra elektrinės. Šiandien elektrinės niekada nebandys, tik tai. Tai va, gal kas susidūrėt su elektrinė krosnelė. Ar verta, neverta ją dėti. Aišku, čia būtų paprasčiau, nereiktų nei kaminą nieką daryti. Pastatai pajungi viskas. Bluetooth'as yra, kiek žinau, ten kambarį gali. Wi-Fi'us gali pasileisti tą pirtį. Bet, nu ką žinau. Galima ir susivyrinti, išvežti su tą kaminą kažkur šonį. Sieną kažkur pradursinant vieną skylę. Ten. Tai va. Nu dar biški laikai yra, dar taip ne 100%. Dar taip ne 100% užtikrintas, kad darysi tą malkinę. Bet, nežinau, galvoju dar. Tai va, būtų įdomu gal kas yra. Jeigu turit tą elektrinę. Elektros, ko gero, daug valgo, nežinau, žinau. Čia elektros dar neturi atsivedęs, reiks kas kabelis. Tai va, ant prailgintuvą nebent pradžiai pasileisiu. Nu ką, gal tiek šiandien. Ai, da kupą pamiršau, tai sustvarkam bardakų šito. Kad kitų kartą atėjus būtų švaru.